Mes esame tuščia, pavadinkim taip, regionas, tai yra Lacijo regiono šiaurinė dalis ir esame Etruskų zonoje. Aha, taip, mačiau, taip. Va čia viskas, tai Etruskai. Ir dar labai irgi įdomus faktas, kad esame visai netoli miestelio, kuris vadinasi Galėzė, o tame miestelyje gimė ankstyvojo baroko kompozitorius Marko Skaki, kuris dirbo Lietuvos kunigaikštystėje. Tai tokie ryšiai ir vyksta festivalis, skirtas dedikuotas jam Galėzės mieste ir yra jaunesnysis brolis, festivalis Vilniuje Valdovų rūmuose. Kiek sąsajų, kaip įdomu. Daug Tai lik specialiai pasirinkai šią vietą gyvenimą, mes dar aptarsim kodėl. Tikrai, sakyčiau, visgi likimo knyga egzistuoja ir tokių sąsajų atsitiktinių labai įdomių yra, kai aš Romoje gyvenau, 8 metus Romoje pragyvenau ir tuo metu dirbau drabužių parduotuvėje ir savininkai, buvo nemažas tinklas drabužių parduotuvių ir savininkai buvo Romos žydai, žydų šeima, kurių pavardė buvo Dinepi. Aš dar apie Nepi nieko nežinau, žinau tik tai, kad yra Aqua Dinepi, labai skanus vanduo. Taip. O va taip gavosi, kad paskui po kiek metų aš išsikėliau gyventi į Dinepi ir ten mano yra Isola Felice, laimingoji sala. Tas pirmasis santykis su muzika iš tikrųjų buvo labai natūralus, nes mano mama jinai yra pianistė, fortepijono mokytoja ir užaugau labai muzikalioje aplinkoje, nes visa šeima iš mamos pusės, visi giminės yra muzikantai, pradedant nuo mano senelio, kuris buvo vargonų statytojas ir dėstė Panevėžio tuometinėje muzikos konservatorijoje ir visos tetos, visi dėdį, visos pusseserės iš mamos pusės visi muzikantai. Tai tas santykis su muzika jisai buvo labai natūralus, atrodo, kitaip ir negalėjo būti. Tėtis mano, jisai nėra muzikantas, jisai iš inžinierinės pusės žmogus, tai tiksliukas, pavadinkime taip, bet augau meniškoje aplinkoje, nes mama daugiau su muzikiniu pasauliu pažindino, o tėtis nors ir tikslieji mokslai ir jo visas tolimesnis darbas, išradimai buvo ir yra didelis teatro mėgėjas. Tai jisai mane įvedė į teatro pasaulį ir įžiebė tą aistrą, domėjimas ir meilę teatru. Tai ta pradžia tokia buvo, tikriausiai kaip ir daugelis, mokiausi muzikos mokykloje. Fortepijono klasėje mokiausi, Algirdo muzikos mokykloje dabartinėje. Ir baiginėjant 9 klases, man tėvai patys pasakė, sako, tu dabar gali rinktis, ką toliau nori daryti. Ar nori tęsti muzikos studijas, stoti į Vilniaus konservatoriją, ar baigti vidurinę mokyklą ir stoti į universitetą. Kaip įdomu, nes dažniausiai, jeigu augi tokioj šeimoje, dažniausiai yra spaudimas dažniausiai, kad turi tęsti mūsų, bet labai gražu, kad tėvai davė tą tokią erdvę pačiai pasirinkti. Taip, jie suteikia tą laisvę ir aš manau, tai yra labai atsakinga, būtent todėl, kad tu pats esi profesionalas muzikantas ir tu žinai, kiek kainuoja, kiek darbo, pastangų ir kokia ta terpė visa yra konkurencinga visgi. Ir ypatingai specialybė, kurią aš studijavau tuo metu fortepijono. Mano brolis mokėsi Čiurlionio menų gimnazijoje, smuiku grojo, bet jisai irgi po 9 klasių baigė ir pasirinko visai kitą sritį. Tai yra atsakomybė ir aš labai džiaugiuosi, kad man su tėvais iš tikrųjų labai pasisekė. Tai pasirinkau tęsti muzikos studijas Vilniaus konservatorijoje ir stodama į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją buvo galimybė stoti į klavesino specialybę. Kodėl klavesinas?
Kodėl klavesinas, tai kaip mes šiandien ir kalbėjome už kadro, kad visgi egzistuoja ta likimo knyga, kurioje yra įrašyta. Aš fortepijono kėdėje gal ne visada komfortabiliai jaučiausi, bet tuo metu nežinojau, kad gali būti kita alternatyva. O ta alternatyva, būtent stojant į muzikos akademiją, irgi lankiau keletą konsultacijų pas profesorius ir jie paklausė mane, kaip aš groju, pažiūrėjo mano sąlyginai nedidelės rankas. Jie pasiūlė, sako, žiūrėk, yra klavesino specialybė. Klavesinui nereikia didelių rankų, ar ne? Klavesinui nereikia. Klavišai yra šiek tiek siauresni. Klavišai jie yra trumpesni truputėlį ir ten yra visiškai kita technika. Ir visai kitas repertuaras ir nėra tų didelių apimčių, kaip, sakykime, aš nežinau, tie patys Listas Rachmaninovas, kur labai didelės apimtis reikalingos, yra visai kita technika, instrumento technika ir atlikimo technika. Tada aš tai pagalvojau, kad tai gali būti tokia kaip ir avantiūra. Ir kodėlgi ne, pagalvojau, jeigu man nepatiks, sekančiais metais aš tiesiog grįšiu į fortepijono specialybę. Ir kai aš radau klavesiną, aš radau savo tuometinę gyvenimo meilę. Radau savo vietą, kas yra, aš manau, labai svarbu. Tu pradėjai studijuoti klavesiną, taip, mes beje su tavim labai už kadro irgi apšnekėjom daug dalykų, kad turim daug sąsajų ir Karoliniškio muzikos mokykla ir irgi kažkokios panašios mąstymai po mokyklos, ar eiti į teatrą, ar eiti į muziką, tai labai smagu ir pati muzikos akademija, kur aš irgi studijavau ir irgi kaip tik tu ją pabaigiai, kai aš įstojau, tai irgi dar nesusimatėm dėja. Ir aš prisimenu tos pirmuosius rūmus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, kur yra būtent klavesino klasės, kur praeini ir girdi tos klavesinas. Ir gaila, man neteko išgirsti tavęs grojančios. Sakyk, kokios perspektyvos apskritai yra, jeigu tu baigi klavesino klasę? Taip tiesiog žmogui, kuris galbūt tuo nesidomi. Kokios yra perspektyvos? Na, jau tuo metu, kai aš stojau į akademiją, aš tada irgi praktiškai įsivertinau. Nes visgi pianistų yra labai daug. Yra rinka tikrai užpildyta, perpildyta ir gerų pianistų. Ir jau tuo metu mano kursas irgi buvo labai stiprus, buvo labai stiprus vardai ir Veronika Kopjova, kuri paskui išvažiavo į Austriją, ir Gintaras Januševičius. Ir tikrai buvo tokių labai stiprių pianistų ir jų buvo daug. Ir ta konkurencija vis viena, aišku, ir psichologiškai jinai nepaslaptis, bet jinai slegia. Taip. O tuo metu, kai aš įstojau klavesino specialybę, aš buvau vienintelė studentė klavesino ir per visus bakalauro 4 metus aš buvau vienintelė klavesino studentė. Tai faktiškai aš turėjau šiltnamio sąlygas, aš turėjau savo auditoriją, turėjau klavesiną, kur man nereikėdavo su nieku kovoti, kad gauti auditoriją, kad mokytis, ruoštis paskaitoms. Aš turėjau savo ramybės oazė, kur aš galėjau mokytis. Čia labai skamba iš tos serijos, žinai, kai sako, tu turi ne su kažkuo konkuruoti, o pats su savimi iš tikrųjų. Pats su savimi, taip. Ir kokios perspektyvos? Lietuvoje dabar formuojasi, po truputėlį formuojasi senosios muzikos mokykla, bet jinai irgi formuojasi iš žmonių, jaunų žmonių, kurie jaučia, gyvena aistrą senosios muzikos, bet kadangi Lietuvoje nėra tradicijos, jie išvyksta studijuoti į užsienį. Tai gali būti Bazilėja, Šveicarija, Vokietija, Austrija, Italija taip pat irgi yra puikių mokyklų. Ir vieni lieka užsienyje, kiti grįžta į Lietuvą ir toliau tęsia savo profesiją Lietuvoje. Ir tavo atveju tu išvažiavai į Italiją, teisingai? Mano atveju aš išvažiavau į Italiją, bet prieš tai dar buvo laikotarpis Prahos, nes studijuodama antrame kurse susipažinau su profesorė Giedrė Lukšaitė Mraskova, kuri buvo atvykusi į muzikos akademiją, vedė meistriškumo kursus ir mes taip
susitikome, pamatėm vienas kitą ir taip sulipome. Taip, ir tai nuostabus žmogus, nuostabi asmenybė, nuostabi profesorė ir jinai jau buvo studijavusi pas Gustav Leonard, pas klavesinų tėvą. Olandijos flamandų mokykla ir jinai dėstė Prahos konservatorijoje. Tai irgi moteris, kuri pasirinko savo profesinį kelią tęsti ne Lietuvoje, o tuo metu jau Prahoje, jinai daug metų gyveno, dėstė akademijoje ir aš pas ją išvažiavau gilinti žinių pagal Erasmus programą į Prahą. Tai tas truko 6 mėnesius, bet mes taip susidraugavom ir taip galim pasakyti, gal aš nežinau, gal čia negražus terminas, bet mes taip sulipome, kad mes iki dabar esam sulipusios, mes esam puikiame santykyje, profesorė atšventė 80-metį ir koncertavo Lietuvoje ir kai yra tik progų mes susitinkame. Tai aš pas ją dar į konsultacijas važinėjau apie 1,5 metų ir paskiau atsirado Italija, nors tuo metu, kai aš studijavau akademijoje, Italija visiškai nebuvo mano planuose. Aš žinau, kad man reikės važiuoti studijuoti užsienį. Aš tą jau supratau, suvokiau ir tai jau buvo užkoduota ganėtinai giliai. Bet Italija nebuvo mano planuose. Aš galvojau, Praha, Prancūzija, Vokietija. Man Italija kažkaip atrodė labai toli ir kultūriškai, ir mentaliteto atžvilgiu. Taip, visiškai taip. Tai prasme, kiti aš taip įsivaizduoju dar tais metais dabar kažkaip pasaulis yra atviresnis, labai paprasta, bet kur nuskristi, visi kaip tik svajoja apie Italiją, žinai, o tau kažkaip netraukia, ta prasme, ne profesinė prasme, bet apskritai, kad... Apskritai kaip šalis netraukia, bet vėlgi kursiokai, kurie jau lankė italų kursus Italų kultūros institute, jie man sako, žiūrėk, Nijolė, yra nemokami kursai muzikos akademijos studentams institute ir 2 kartus per savaitę ir galim ten lankyti kursus. Kodėlgi neišmokti dar vienos užsienio kalbos. Nors tuo metu aš jau buvau pradėjusi mokintis prancūzų kalbą, nes galvojau, gal visgi važiuosiu studijuoti Prancūziją. Ir nuėjusiu tos kursus, naujas ratas, nauji dėstytojai italai, nauja kalba, žiūriu, kad ta kalba man ganėtinai gerai sekasi ir naujos idėjos kaip ir gimsta. Ir taip susiklostė, kad vienais metais sudalyvavau konkurse dėl vyriausybinės italų stipendijos studijuoti Romos Santa Cecilios konservatorijoje. Yra ten apačioje, krioklys vadinasi Picchio, del Picchio, tai Picchio picchiata yra kritimas, arba Picchio tikriausiai galima būtų irgi reikšmę rasti kalimo. Picchio ir genys tikriausiai, ne, Picchioje. Taip, tai esam apsupti vandens, ne Pie esam apsupti vandens, o krioklys gaunas tiesiai po mano namais. Wow. Tai dabar ir pakviesiu apsilankyti į svečius. O ar gaivu Nepyje vasarą? Ar vis tiek karšta? Nepyje visados yra vėsiau, 4-5 laipsniais mažiau nei Romoje, nes yra mažiau pastatų, daugiau gamtos, daugiau vėjo sūkurių, tai ir vasara yra vėsiau, bet žiemos sezonas, žiemos metas, jisai labai toks panašus kaip Airijoje. Ypatingai čia senamiestyje yra labai drėgna, nes esame apsupti 2 tekančių upių. Yra 2 kriokliai, tai tos drėgmės labai daug būna. Ir būna rytais atsikeliu, atsidarau langus ir rūkas, ir rūkas. Kažkaip tai anksčiau mane tas rūkas gal truputėlį slėpdavo, bet šią žiemą aš atradau žavesį tame rūke. Visi instrumentai, ką tu matai, šiuose namuose faktiškai 20% jie yra pagaminti Mauro, mano vyro.
Ir šitas klavesinas yra vienas iš jo pirmųjų klavesinų. Kiek laiko užtrunka pagaminti tokį instrumentą? Apdulkėjęs, bet kad čia autentika sukurti. Autentika, taip, atrodo, kad atrodo tai seniau. Kiek užtrunka, tai 4 mėnesius. 4 mėnesius, sakyčiau, daugiau. Įvairiai, 4-5 mėnesiai. Jeigu gerai brandintas medis, gal daugiausiai užima laiko pagaminti šokliukus. Tai šitos smulkios detalės, būtent tie šokliukai, kurie yra susideda iš skirtingų smulkių detalių, kur reikia viską išpjauti ir sudėti sumontuoti. Tapyba. Kas čia tapė? Irgi vyras? Ar kažkas buvo? Tapė, ištapyta yra Mauro tėvo, nes Mauro jisai kilęs iš menininkų šeimos, bet kaip aš iš muzikantų šeimos, taip jisai iš architektų šeimos. Tai jo tėtis buvo žymus architektas Romos, kilimo iš Romos ir puikus tapytojas. Santa Cecilija konservatorija, labai prestižinė konservatorija. Ar gali daugiau papasakoti apie ją, nes aš manau, lietuvių žiūrovas, kuris gal nesusijęs su muzika, galbūt nedaug ir žino. Tai gal reikėtų paminėti tai, kad Romoje yra 2 institucijos. Yra Santa Šventosios Cecilijos konservatorija ir yra Šventosios Cecilijos akademija. Tai akademija įeina ir kaip muzikinio ugdymo aukštojo universitetinio ir po universitetinio įstaiga bei koncertinė įstaiga, organizuojanti koncertų sezoną. Konservatorija Italijoje yra aukštoji mokykla, tai nėra kaip Lietuvoje buvusi konservatorija aukštesnioji. Konservatorija yra prilyginama universitetiniams studijoms. Būtent kai aš pasirinkau Šventosios Cecilijos konservatoriją, buvo ir kitų priežasčių, kodėl būtent Roma, bet jos pagrindinė buvo pagrįstos būtent studijomis, tas pasirinkimas Romos. Aš ir galvojau, kad tai turi būti prestižinė konservatorija ir kad ten viskas bus labai gerai, kaip tu važiuoji kaip į kokią šventovę. Nes man jau muzikos akademija, kadangi mano mama pianistė, kadangi mane nuo mažens vesdavo į koncertus muzikos akademijoje ir aš dar atsimenu tą parketo kvapą ir tų sunkių durų įžanginių įėjimo į akademiją, tai man buvo šventovė. Bet kai aš atvažiavau į Romą ir kai aš nuėjau į konservatoriją, aš radau visiškai ne tai, ko aš tikėjausi. Ir tai mano buvo pirmasis kultūrinis šokas. O ką radai? Radau lengvą betvarkę. Kodėl manęs tai nestebina? Kodėl tavęs tai nestebina? Ir tie pirmieji metai gyvenimo Romoje ir pradžia būtent konservatorijos man iš tikrųjų buvo kultūrinis šokas, nes vis vien aš gal ir tas griežtesnis auklėjimas ir tas lietuviškas santūrumas ir tais metais ir ta gal ta ir mano karta, mes dar esame užaugę, kad tu turi būti rimtas susikaupęs. Yra pagarba dėstytojams, dėstytojų pagarba studentams, kreipimasis jūs, autoritetas, sekretoriatas, administracija daro savo darbą, laiškus atsakinėja, o Romai visiškai to nebuvo. Aš atvažiavau su dideliu troškimu profesinio tobulėjimo ir įgyti kuo daugiau žinių per tuos 9 mėnesius, o man sako, tai tu atvažiavai stažuotis, paim kaip kultūrinės atostogas. Džiaukis gyvenimu, eik į muziejus. Ir dabar, iš dabar jau sukauptos tos praktikos, ta perspektyva, jie nebuvo klaidingai man nebuvo klaidingi pasiūlymai. Taip. Bet aš atvažiavau studijuoti ir man buvo paskutiniai magistro studijų metai Lietuvoje, tai man reiškia, reikėjo laikyti pasiruošti egzaminams. Ir kai tu sutinki dėstytojus, savo naujuosius dėstytojus konservatorijoje, laiptais, lipančiais ir jie tave sveikina čiau bela.
Dar žinai, dar tokia aplinka, būtent konservatorija, dar nežinau, klavesinas, barokinė muzika, kažkaip turi dar, žinai, Tai sukuria istorinis tokią- pastatas, visas vis vien Taip, ir Romos konservatorija yra istorinis pastatas ir svarbus, ten buvo ir vaikų namai, orfanotrofijų, būtent konservatorijos jos ir kilusios, tai kad ugdydavo muzikinį. Mokslai, Santa Cecilijos konservatorija. Kiek tu metų čia buvai Romoje? Romoje aš būtent konservatorijoje studijavau vienus akademinius mokslo metus, tai 9 mėnesius. Tada grįžau į Lietuvą, išsilaikiau baigiamuosius egzaminus, tuo metu studijavau 2 studijų programas magistrantūros, tiek klavesino, tiek muzikos pedagogikos ir grįžau į Italiją. Kodėl nusprendėjai grįžti? Aš taip įsivaizduoju, kad tavo... Ar pasinaudoji tuo patarimu, kur tau pasakė, paimk atostogas? Ar rimtai žiūrėjai? Ne, aš žiūrėjau labai rimtai, tada buvo tuometinis draugas ir aš stengiausi kaip ir integruotis, mes kaip ir nusprendėm bandyti būti kartu. Tas bandymas paskui anksčiau ir vėliau baigėsi, ir ačiū Dievui. Ir aš bandžiau integruotis, pradėti ieškoti darbo. Ir savame, aišku, aš pradėjau bandyti ieškoti darbo pagal savo profesiją, kaip muzikantė. Nes dar su ta programa mentalinė atvažiavau, kad aš atvažiavau su 2 magistrais. Taip. Tai čia dabar... Tai man atviras visas duris. Ims mane čia dabar visi visur ir darbins. Ir dar jeigu tu susisivy, tikrai jį peržiūrės. Taip. Ir tu eini ir ieškai to ir pedagoginio darbo, nes pedagoginis darbas mane visada traukia. Ir nesigauna. Ir tada tu supranti, kad tu gyveni mieste, kuriame yra 5 milijonai gyventojų ir tu esi tik tai maža dalelė to miesto. Ir tokių kaip tu yra labai labai daug. Ir nors tu mokaisi... Prestižinėje konservatorijoje ir jau turi už nugaros diplomus. Ir sukauptą patirtį. Ir tada pagalvojau, tuo metu buvo skelbiami jau konkursai darbui vidurinėse mokyklose, muzikos mokytojų. Aš pateikiau, bet kadangi mano diplomai buvo lietuviški, juos reikėjo pripažinti, sulyginti su itališkais. Ir praeiti visą tą procedūrą užtruko metus, tai mano bakalauro studijos jos buvo pripažintos, o magistro studijų 2 diplomai, jie buvo nesulygyti, nepripažinti, tai reiškia, jie nusinulino. Nieko savo. O kodėl jie turėjo kažkokį pateisinimą? Nes aš įsivaizduoju, mes kalbam jau apie ES laikus. Taip, mes kalbam apie ES laikus, bet tuo metu dar Italijoje magistro studijos, būtent muzikos magistro studijos, jos buvo eksperimentinės. Ir kiekviena konservatorija turėjo savo studijų programas, kurios nebūtinai atitikdavo viena su kita. Ir kai aš pateikiau savo dokumentus sulyginamosiai tai procedūrai, jie tiesiog atmetė, sakydami, kad netitinka studijų programa. Bet už kadro man buvo pasakyta tokia frazė, kuri dar labiau įskėlė krizę, mano vidinę krizę viduje, apskritai, ką aš čia darau Italijoje. Kad tiesiog tokiu principu yra bandoma pritraukti naujus studentus, kurie atvyksta iš kitų šalių, kad jie stotų Italijoje į konservatorijas ir baigtų tas studijas Italijoje. Čia taip, kad tai irgi ir tai vis tiek naujas studentas, nauji pinigai ir taip. Taip. Kabėjo dirbtuvėse ir kai aš atsiradau, buvo stimulas užbaigti šį instrumentą. Tai prisidėjau prie šio instrumento klaviatūros ir taip pat išpjoviau, gaminau šitas rezonansinės rožės. Kiek užtrunka tokia rožė? Savaitę gal kokią?
Kiek čia kruopštaus darbo. Čia gal sunkesnė buvo tai iš medžio išdrožti. Šis instrumentas, gitara turbata, tai yra reprodukcija instrumento, kurį matome paveiksle. Tie namai įvardinti yra Domus Vilnensis ir toks tikrai yra traukos taškas, yra ir draugų menininkų, yra ir lietuvių, ir taip pat ir italų. Labai svajočiau kada nors, kad šioj terasui vyktų vasaros festivaliai. Vasaros naktiniai festivaliai, koncertai, aišku, tarsi nėra didelė, bet gal to ir pilnai užtektų. Jaukiam kameriniam taip koncertui. Ir netgi galėtumėm projektuoti filmus ant vienuolyno sienos. Labai lauksime. Tai tokia buvo ganėtinai realybė kieta ir aš pradėjau ieškoti bet kokio kito darbo. Tai tie pirmi 3 metai gyvenimo Romoje, jie tikrai buvo sunkus. Sunkus psichologiškai, aš tada dar bandžiau kažkaip tai kovoti su tuo dideliu miestu ir aš kartais sakau, kad Roma tai jinai yra tokia kaip pamotė. Roma nėra mama. Kieta pamotė. Kieta pamotė. Roma nėra mama, kuri tave apkabina ir paglosto, bet ta pamotė, kuri tave taip nuo ryto iki vakaro pliaukši. Ir tik tai tuomet, kai aš supratau, kad man reikia priimti aplinką ir viską taip, kaip yra, nes kitaip aš sudegsiu viduje. Taip. Ypatingai mano profesijai. Tai reikėjo nusinulinti, kai buvo nunulinti mano diplomai, reikėjo nusinulinti ir tada pasirinkimas arba grįžti į Lietuvą, ką aš puikiausiai galėjau padaryti, arba lieki Italijoje ir bandai statytis. O kas visgi laikė šiek tiek Italijoje, nes, aišku, perspektyvos tau ir užsienyje būtų didesnės nei Italijoje? Kas laikė Italijoje? Aš 2012 metais nusprendžiau visgi stoti į konservatoriją Italijoje, kadangi irgi suvokdama tai, tuo metu sutikau labai gerą dėstytoją, su kuriuo aš būtent norėjau studijuoti ir gilinti savo žinias magistrantūros studijos Akilos konservatorijoje. Ta muzikanto menininko pasirinkimas, muzikanto dar studijuojančio jauno žmogaus pasirinkimas yra ne kiek muzikinė įstaiga, ugdymo įstaiga, o būtent pedagogas. Nes turi įvykti asmeninis kontaktas. Ir tu pasirenki tą vedlį. Ir aš manau, kadangi ir pati šiuo metu nedėstau, bet tenka dėstyti ir konservatorijoje visgi pedagoginis darbas, jisai yra misija. Ir šitas darbas, jisai neturėtų būti, kaip italai sako, terminas ripiego, iš bėdos. Mokytojas, dėstytojas, jisai yra vedlys ir turi vesti. Tai aš tiesiog sutikau tokį vedlį, kaip aš buvau sutikusi Prahoje Lukšaitę, taip aš sutikau Akviloje ir įstojau į magistro studijas Italijoje, nes aš tiesiog supratau, kad jeigu aš grįšiu tuo metu į Lietuvą, vėl viskas, mano tas profesinis augimas sustos. Ir gal netgi ta tokia dar jaunatviška baimė buvo, kad kai tu išvažiuoji į užsienį, tu turi tokius aukštus lūkesčius. Ir ne tik tai, kiek tu pats su savimi turi tuos aukštus lūkesčius, bet ir aplinkiniai į tave kelia aukštus lūkesčius. Puikiai suprantu, atrodo, kad jeigu tu grįžtum pralaimėjęs, tarsi kažko taip nepasiekęs, dėl to grįžai, nors iš tikrųjų tai yra visiškai nesąmonė, aš irgi mokusi dabar irgi prieš tai kažkaip nusistatyti, vis tiek tu daug atrandi užsienyje ir tikrai grįžti nepralaimėjęs, o pasisemęs. Taip, praturtėjęs, taip. Akvila, taip, beje, mums žiūrintiems ir nežinantiems, tai yra Abruzzo regionas, tai yra
1,5 valandos, tu sakei, autobusu, taip, nuo Romos, tai irgi kažkoks pasiryžimas, nes reikėjo važinėti į kitą miestą, plus gyventi Romoje. Ir dirbti Romoje. Ir dirbti Romoje, kas yra... Darbo, kuris visiškai Taip. neturėjo nieko bendro su mano profesija. Tai buvo iššūkių metai ir jie paskiau visgi atsiliepė ir mano sveikatai ir tada reikėjo tiesiog mažinti krūvį. Akvila, nes dėstytojas dėsto Akviloj, Romoje gyvenu, nes dirbu Romoje ir visa bazė yra Romoje. Ir Romoje pragyvenimas yra brangus ir sudėtingas, taip? Taip, bet tuo metu aš radau darbą Via del Corso pagrindinėje Romos gatvėje. Reikėjo labai savo egocentriškumą nuleis žemyn ir paimti tai, kas yra. Ir radau darbą drabužių parduotuvėje, kur aš faktiškai pradirbau 5 metus, bet tai buvo labai gera mokykla. Tai buvo labai gera mokykla. O nebūdavo, kad taip, nežinau, irgi čia labai mes įdomią temą liečiam, nes aš puikiai tave irgi suprantu, kai irgi atvažiavusi su 3 diplomais ir tu čia niekam nesi reikalingas. Kai tu dirbi, pavyzdžiui, tokio darbo, aš visada sakau, kiekvienas darbas yra vertingas, nes jis reikalingas ir jeigu yra darbo vieta, tai reiškia ir vertė jo nuo tavo diplomų nieko nepriklauso. Bet būdavo man irgi, kai pačioje pradžioje dirbant tokius irgi paprastesnius, sakykime, darbus, manęs paklausdavo, o ką tu veiki apskritai, ką tu veikėjai, ką tu darai, ką tu gal studijavai ar studijuosi. Ir sakau, šiaip aš 3 diplomai, aš esu režisierė ir toks, ir prieš save nejaukiai jautiesi ir atrodo ir žmogus žiūrintis į tave žiūri, taip, žinai, irgi nesupranta tai aš su tokiu labai dažnai susidurdavo, nežinau kaip tavo patirtis, bet irgi reikėdavo savo tą ego praryti. Dar kitą dalyką norėjau pakomentuoti irgi apie ūkdymą, kas irgi čia iš tikrųjų ūkdymas labai populiarus yra būti mokytojam. Reikia labai daug mokytojų, įvairiose srityse paklausų, taip, bet ir pakliūti į paprastą mokyklą nėra paprasta, nepaisant, kad tu turi visas pavyzdžiui, visus diplomus, jie vis tiek paims pirmiau italą, nei užsienietį. Nes tai yra konkursai į mokyklą irgi yra gan griežti. Todėl dažniausiai, nežinau, užsieniečiai eina į privačias mokyklas, kur paprasčiau į tai žiūri. Yra visiškai kita skirtinga atrankos sistema nei Lietuvoje. Tai, kas liečia darbą būtent mokyklose, valstybinėse mokyklose. Vyksta konkursai, bet taip pat ir galima dalyvauti tuose atrankose trumpiem pavadavimam į sąrašą, jeigu tu atitinki reikalavimus pagal išsilavinimą. Bet tai vėlgi yra pasirinkimas. Man buvo patirtis, kad labai netikėtai baigiantis antrajai COVID bangai, sulaukiau skambučio iš Monsos. Kodėl mes būtent ir pasirinkom Nepį, nes mes ieškojom mažesnių apimčių, dimensijų miesto ir kokybiško gyvenimo. Galbūt vis vien, kai laikas ir eina, ir augi, bręsti, poreikiai keičiasi. Man niekados nebuvo didelio poreikio triukšmingo ir vakarinio naktinio gyvenimo. Taip. Tai toks miestas kaip Nepė iš tikrųjų aukso vidurys yra. Bet vėlgi pasikartosiu, jeigu vien tik tai gyventi Nepėje, man būtų per mažai. Prieš tai mes aptarėm. Per mažai veiklos. Taip. Per mažai veiklos. Prieš tai mes aptarėm, ta prasme, kokia yra prabanga atidaryti vartelius iš savo namų ir būti jau centre. Ir išeiti į Užupį. Taip, išeiti į Užupį. Senamiestis, senoji dalis nėra labai didelė, bet turtinga istoriškai ir turtinga būtent bažnyčiomis. Sakyk, 10 000 gyventojų, tu sakei iš pradžių, taip.
Aš manau, kad daug maž vieni kitus pažįstate, pasisveikinate, kai sutinkate. Taip, labai. Ir kaip mano integracija įvyko šiame mieste, kai mes persikeliam ir keitėm baldus. Čia dabar nukreipsiu eilinį kartą temą. Grožiai kokie. Labai tokia Italija, aš pasakysiu. Galim praeiti. Taip, labai Italija. Pirmą žmogų, kurį aš sutikau priešai savo namus ir susipažinau, tai buvo tėvas Lučiano, Padre Lučiano, San Tolomėjo bažnyčios klebonas, paroko. Ir mes keitėme baldus ir aš jam sakau, mes turim 2 čiužinius, kurių mums nebereikia, gal jums reikia? Reikia, aišku, įvyko apklausa, kas esi, iš kur esi, ką darai ir visa kita. Tada jie pakvietė mane groti, akompanuoti bažnyčios chorui per pagrindinės mišias, Kalėdos ir Velykos. Ar iki šiol akompanuoji? Ir iki šiol, taip, tai yra jau tapusi tradicija, kad jie prieš šventes man parašo, ar tu esi Nepije, ar per šventes neplanuoji išvykti, išvažiuoti ir ar tu su mumis šiais metais vėl galėsi dalyvauti mišiuose. Atsiprašau, neišgirdau tos dalies, kokių tu instrumentų groji? Aš mišias akompanuoju vargonais. Vargonais. Tai aš kiek žinau, miesto vargonininkas yra labai svarbus žmogus. Taip. Ir tai buvo mano nesąmoninga integracija į miestelį. Nes visgi chore dainuoja įvairaus amžiaus, vyresnio amžiaus, bet įvairaus amžiaus bendruomenė, būtent senamiesčio bendruomenė, ir jie taip priėmė mane. Šiaip sklando tokios legendos, kad nepiečiai jie yra labai uždari ir sunkiai priima naujus bendruomenės narius. Atsimenu, kai aš buvau metams išvažiavusi į Monsą dėstyti muzikos licėjuje ir kai aš grįžau, atsimenu tą momentą, buvo birželio vidurys ir aš grįžinėjau su savo panda apkrautą pilną daiktų, atgal grįžtu namo, miesto šventė ir važiuoju šitą gatvę ir eina choro senjoros, damos, jos mane pamačius, Dorotėja, Bentornata. Tave pažįsta ant Nijolė per sunku, Dorotėja, taip. Dorotėja, paprašiau. Taip. Kaip gražu. Tai tas jų pasveikinimas, kad Dorotėja Bentornata, aš tada tuo momentu taip supratau, kad čia yra mano namai jau. Labai netikėtai, baigiantis antrajai COVID bangai, sulaukiau skambučio iš Monsos, iš Lombardijos regiono, muzikos licėjaus. Nes aš tuo metu buvau išsiuntusi į visą Italiją, visur savo kandidatūrą dėstyti muzikiniuose licėjuose, fortepijoną. Tai čia kalbant apie tą ugdymą. Ir jie man paskambino, jie pasakė, sako, mes ieškom fortepijono mokytojo pavadavimui pusę semestro. Pusiai metų, nes yra pavadavimas 5 valandos į savaitę, po valandą į dieną. O aš gyvenu jau Nepije. Tam, kad pakliūti į tą konkursinį sąrašą graduatoriją, kaip būtų lietuviškas terminas atitikmuo graduatorija? Aš vis taip niekad nerandu atitikmens. Ne eiliškumo, bet į sąrašą. Į sąrašą, į eiliškumą, taip. Reitingavimą, gal taip toks teisingiausias terminas būtų. Tu turi būti jau sukaupęs 16 darbo dienų muzikos licėjuje. Yra toks reikalavimas. Yra uždaras ratas. Tai kaip sukaupti tas dienas, tą stažą minimalų 16, kai tu negali. Tada aš tiesiog atsisėdu ir pagalvojau, tai yra vienintelis būdas pradėti kaupti tas dienas. Nes visgi tą darbo rinką pagal savo profesiją reikia pradėti įeiti Italijoje. Nors lygiai greičiai vyko mano gyvenime aktyviai daug visokių kitokių projektų, apie kuriuos dar pakalbėsime.
Bet Monza yra labai toli. Monza yra toli. Aš tiesiog priėmiau sprendimą, kad aš važiuoju, pažiūrėsiu, kaip ten kas bus, kas gausis. Bent jau surinksiu tas privalomas valandas. Taip. Aš kai nuvažiavau, man iš karto pasakė, kad yra dar vienas papildomas pavadavimas, 2 mėnesių papildomos valandos. Taip. Kas visai buvo neblogai. Kas buvo visai neblogai. Susirasti butą Monzoje buvo nesvietiškai sudėtinga. Monza yra šalia Milano, šiauriau Milano ir tai yra gan, nežinau kaip dabar, bet tai buvo gan toks prestižinis mažas miestelis, kur gyvendavo milaniečiai, nes Milanas yra irgi sudėtingas didmiestis, tai daug kas važiuodavo, nes tai yra, man atrodo, 20 minučių traukiniu nuo Milano, Garibaldi. Gal dar net ir mažiau, kažkas tai taip panašiai, tikrai keletas stotelių. Ir mane pakvietė prestižinė Monsos mokykla, licėjus, liceo klasiko ir muzikalė, dėstyti pas juos. Atvažiavus pasirašytų 5 valandų sutartį, aš gaunu dar vieną papildomą pavadavimą, kur man užpildo valandas man reikiamas. Susirasti tiem 4-5 mėnesiam būtų buvo labai sudėtinga, nes tiesiog nieks nenuomoja tokiam trumpam laikotarpiui. Taip. Pavyko, susiradau, gyvenau vienam bute su kita mergina, kuri iš Abrucų regionų irgi atvažiavo su tokiu pačiu pavadavimu, tik tai pradinėse mokyklose. Ir gruodžio mėnesį, jau kaip ir į pabaigą eina tas mano pavadavimas, atsilaisvina dar viena vieta muzikos istorijos dėstytojų. Ir jiems reikia greitai, staigiai užpildyti tą terpę. Man skambina, sako, jūs dar paimsite dar vieną pavadavimą. Man muzikos istorija ne mano sritis yra, čia muzikologija yra, bet yra dar papildomos valandos. Kodėlgi ne? Ir aš matau, kad ten ganėtinai kritinė situacija yra, nes suspendavo vieną iš ten tų dėstytojų ir studentai 5 klasės liko be nieko, semestro pabaiga, pažymių nėra, testai nepadaryti, kontroliniai uždaviniai neišspręsti, nepadaryta. Ir 5 klasės, 120 mokinių lieka pakabinti ore. Taip. Tai reikėjo labai greitai susirinkti visą medžiagą, sudėti programų studijas, paruošti programą, paruošti tas kontrolinės užduotis, visiems išlaikyti, kad jie išlaikytų, ištaisyti. Buvo iššūkis. Ir dar įsivaizduoju ir mokyti. Viena yra mokyti individualiai, tai ką aš dariau, kai aš turėjau fortepijono pavadavimą, kita yra mokyti klasę paauglių, kurioje yra taip apie 25-30 galvų. Taip. Bet taip, kaip tu pasakei, kad Monza yra prestižinis miestas, tai buvo prestižinė mokykla ir kadangi jau tenai mokėsi ir mokosi paaugliai, kurie mokosi lygiagrečiai ir muzikos licėjus. Jie jau visiems kitokie yra. Kitokie, šiek tiek, ne tie, kurios galbūt reikia tramdyti per daug, ar ne, jie ir klauso galbūt. Gal tokia kritinė ta amžiaus grupė buvo 8 klasė, 14-15, kur dar hormonai. Ir dar jie buvo ką tik sugrįžę, buvo pirmi metai, kai jie buvo sugrįžę į tiesioginį ugdymą po nuotolinio. Ir būtent tai amžiaus grupiai 8-okam jiem buvo labai sudėtinga grįžti į klasę ir išsėdėti klasėje tas pamokas. Tai... Aš puikiai suprantu, nes mūsų, kaip visada, mūsų istorijos irgi labai kažkur dubliuojasi, aš irgi mokytojavau ir turėjau irgi klases, visada meną irgi dėsčiau. Ir buvo viena klasė, su kuria negalėjau susitvarkyti. Ir aš nesupratau, kame, ar manyje problema, ar man pasako, taigi čia COVID vaikai. Taip. Tai yra COVID vaikai, jie nežino, kaip jaustis, ką daryti klasėje, jis pasodindavo prie kompiuterio, tėvai laikydavo prie to kompiuterio. Taip. Ir vasario mėnesį jau turėjo baigtis ir tas jau visas mano pavadavimas. Ir dar man duoda, ir dar pratesinė, ir faktiškai jie man pratęsė pavadavimą iki mokslo metų pabaigos. Ir kaip aš atvažiavau su 5 valandom, perspektyvos 5 valandų, taip aš išvažiavau su
papildytų krūvių, perpildytų krūvių, nes licėjuje yra maksimumas 18 savaitinių valandų, o pas mane buvo 22 valandos. Ir fortepijono, ir muzikos istorijos. Tai užpildai visą tą reikalavimą. Pilnai visiškai užpildžiau, išsigryninau savo mintis ir siekius visgi, ką aš realiai norėčiau daryti. Ir aš supratau, kad dėstyti muzikos licėjui, būtent ta amžiaus kategorija yra mano amžiaus kategorija. Jau su jaunesniais ne man. Ne man. Dar tiesiog labai įdomu palyginti, nes viena yra Roma, kita yra Lombardija, Monza, šalia Milano. Tu, aš įsivaizduoju, irgi daug laiko praleidai, matyti, nežinau, važinėdavai į Milaną patį, nežinau, ar turėjai laiko? Nelabai turėjau tam laikui, taip. Tai galėtum palyginti irgi apskritai gyvenimą skirtingose regionuose, Šiaurės Italijoje ir Romoje, nes aš tai įsivaizduoju irgi skirtinga labai patirtis. Taip, labai skirtinga patirtis ir Romoje aš pragyvenau 8 metus. Dirbau centre, darbą, kuris, kaip ir minėjau, nebuvo pagal mano profesiją, bet jisai buvo būtinas man tam, kad save išlaikyti ir galėt studijuoti Akviloje. Tai su Roma aš paskui susidraugavau. Ir kai aš susidraugavau su Roma, kai pati dirbau su savimi ir kai aš važiuodavau į darbą ir išlipdavau Kolizėjaus metro stotelėje ryte ir prieš mane atsiverdavo Kolizėjus ir Foro Imperiale, aš pradėjau susidraugauti su Roma. Bet vis vien tai yra toks didelis miestas, megapolis ir toks triukšmingas miestas, kuris ilgainiui, nors mes jau kaip ir draugaujame su Roma, bet ilgainiui mano nervų sistema pradėjo vargti. Įsivaizduoju, dar muzikantai, tai, tai yra... Taip. Nes ir buvo labai... Tuo metu, kai aš gyvenau Romai, dirbau centre, važinėdavau kartą į savaitę į Akvilą. Tai reiškia, mano darbo grafikas būdavo taip sudėdamas, kad aš turėjau vieną laisvą dieną kas 10 dienų pailsėti. Lygiagrečiai vyko projektai Lietuvoje, nes kilo mintis festivalio L'Estrade d'Europa. Lygiagrečiai gimė kitas projektas muzikos konkursas Lietuvoje. Ir visa tai vyko kartu vienu metu. Ir dar reikia ruoštis paskaitom. Ir dar reikia ruoštis paskaitom. Tai aš grįždavau iš darbo 9 val. Vakaro, užsidėdavau ausines, sėsdavau prie savo instrumento ir dar ruošdavausi paskaitom. Bet tai buvo mano pačios užsispyrimas, nes tai mano buvo tikslas baigti tas studijas konservatorijos. Tuo metu pradėjo skilti, ne ta blogąja prasme, kad skilt kažkas pradėjo, bet atsirado lygiagrečiai mano organizacinė veikla. Tuo metu nebuvo pedagoginės veiklos, tada buvo organizacinė veikla, įvairūs projektai Lietuvoje ir festivalis, kuris bene gal 13 metų, truko nuo 2011 metų, kai organizavom koncertus Lietuvoje ir Italijoje. L'Estrade d'Europa. Taip. Ir tai buvo toksai keliaujantis festivalis, nes ir po įvairias Italijos miestus įvairius pristatydavom lietuvių atlikėjus, o Lietuvoje stengdavomės pristatyti italų atlikėjus. Tai tikra ambasadorė, man atrodo, Lietuvos. Aš manau, irgi noriu kažkaip pakomentuoti gal šitą dalyką, irgi labai viskas atliepia, ką tu sakai, kad kai būna irgi kartais norisi visiškai atsitraukti ir kažkokia kitokia veikla kaip organizacinė užsiimti, nes kažkaip tau ir, nežinau, padeda ir emociškai ir terapiškai, kad ne tik, pavyzdžiui, muzikavimas, ne tik darbas, bet dar apskritai dar kažko kito pasisemti, nors fiziškai ir aš įsivaizduoju, tai buvo labai sudėtinga. Taip. Ir kada tuomet vyko skyrybos su Roma? Skyrybos su Roma įvyko, kai aš pradėjau nebepakelti Romos triukšmo. Aš tuo metu jau baiginėjau studijas konservatorijoje
Ir aš labai gerai atsimenu vieną vakarą, kai aš sėdėjau Piazza Venecija autobuso stotelį ir laukiau autobuso po darbo. Buvo vasara, karšta. Laukiau autobuso grįžti namo ir virš stotelės praskrido tos Romos didžiosios žuvėdros, kurios yra miesto žuvėdros, žemai su snape žiurkė, tą kabančią. Ir tu gal tai iškirpsi, bet tai buvo... Aš neiškirpsiu, nes aš esu labai panašių situacijų turėjusi gyventi. Bet tai buvo Ženklas toks. Filmo scena, sulėtintai. Aš tai matau, kaip ta žuvėdra skrenda, žiurkė tokia nasruose, visos žarnos iškritusios, automobiliai, sirenos, autobusas pravažiuojantis, žmonės. Visi žiūri taip, jai iškrenta ta žiurkė vos ne ant mūsų galvų, jinai leidžiasi žemyn, bet negali pakelti, nes autobusas tuo metu atvažiuoja ir jinai kelia, kyla, vėl krenta, kelia, kryta, krenta. Ir aš tada sėdėjau, aš žiūrėjau visą tą sceną ir aš pasakiau savo, viskas, užteks man Romos. Birželio mėnesį, birželio vidury, 3 savaitės vyksta miesto šventė, Palio di Borgia. Tai yra istorinė miesto šventė, kai kilmingosios istorinės šeimos persirengia istoriniais kostiumais ir vyksta spektakliai, eitynės, nes šiame mieste yra Lucrecijos Borgia pilis, tvirtovė. Lucrecija Borgia buvo ispanų kilmės popiežiaus Alessandro VI Borgia dukra. Ir kadangi strategiškai miesto vieta buvo labai palanki keliui tarp Romos ir Ravenos, buvo įkurtas, čia šiaip etruskų miestas, bet tuo metu Borgia pastatė, čia mes kalbam apie 15 amžių, pastatė pilį, kurią padovanojo savo dukrai ir įkūrė tokį kaip ir kunigaikštystę. Nors pati Lucrecija, jinai Nepije išgyveno gal tik tai 3 mėnesius, paskui išvažiavo, bet istoriškai miestas svarbus, nes būtent tas kelias tarp Romos, čia yra mūsų savivaldybė. Bar Centrale, ar daugiau yra čia barų? Yra. Bar Centrale, nes tai yra miesto pagrindinė aikštė, Centrale. Taip pat neseniai atidarė meno galeriją. Meno galerija? Meno galerija, tai privati meno galerija. Matai, yra čia veiksmo. Yra, veiksmo. Tikrai vyko Alessandro Stradella senosios muzikos, barokinės muzikos festivalis, kuris dabar jau kelinti metai išsikėlė į Viterbo. Ir spėjama, kad būtent Nepije gimė Alessandro Stradella, žymus baroko laikotarpio kompozitorius. Aš manau, kad žiūrovai šios laidos susipažins su labai daug muzikos istorijos. Miesto pavadinimas Nepi kilęs nuo etruskų termino nepete, tai reiškia vanduo apsupti vandens. Tai vat, galim pasižiūrėti, tiesiog čia yra tas senamiesčio žemėlapis ir galim matyti kaip akvedukas. Taip, kurį mes pravažiavom su 18 amžiaus akvedukas ir viena upė. Tai vat aš čia kažkur gyvenu ir čia yra Krioklys, o čia yra kita upė ir jos paskui susijungia. Ir iš kitos pusės irgi čia yra Krioklys. Čia yra katedra, kur yra nuostabus istoriniai vargonai veikiantis. Sakyk, o yra čia jaunų šeimų? Yra jaunų šeimų ir tikrai nemažai, bet jos faktiškai visi gyvena naujoje miesto dalyje, kur naujus namus įsigiję. Būtent taip. Senamiestis daugiau išlikęs tokių vyresnės kartos, miesto senosios kartos gyventojų. Nes mes šiek tiek su tavim jau paminėjom tą temą, kas man labai patinka Italijoje,
ko kol kas dar nematau Lietuvoje, nors irgi judėjimas toks vyksta, kad ypač po COVID-o, taip, jauni žmonės grįžta į savo nedidelius miestelius ir aš matau daug jaunų šeimų mažose miesteliuose, nes jie ten ir nekilnojamą turtą gali įsigyti ir šiaip gyvenimas patogesnis. Tai čia yra pilis Lukrecijos Bordžia. Kur tu minėjai, Pilis. taip. 15 amžiaus statyta. Jeigu tau, aš nežinau, pasiūlytų grįžti į Romą. Ne, ačiū. Aš nežinau, kas turėtų įvykti. Gyventi, aš manau, į Romą aš tikrai negrįžčiau, bet jeigu būtų darbo galimybės, tai... Dar pagalvotum, taip. Taip. Jeigu jau iki Campo Basso važiavau ir iki Monzos, tai jau... Va, jau ruošiasi, rengiasi, stato Kažkokiam renginiui dekoracijas. matyti sceną, taip. Būtent tam Palio di Borgia istoriniai šventijai miestų, nors jinai ir prasideda birželio mėnesį, bet jau yra rengia ir čia priklauso kaip ir tai vadinamai vienai kilmingai šeimai. Taip. Ir būna taverna po atviru dangumi. Porta Romana, jie yra istoriniai vartai į Romą, antikiniai Romos kelias į Romą. Ir buvo vadinamoji Via Amerina ir išlikęs dar net ir grindinys. Ir tiesiai tais vartais einant važiuojama į Romą. Tai pro čia ir važiuosime. Taip, pro čia mes ir važiuosime. Taip. Tai yra Romos dalis. Sunkus miestas, bet jeigu tu su juo kovosi, tai jisai tavęs ir nepriims. Taip kaip ir bet kur. Jeigu tu eisi per jėgą, aš jau tai išmokau, aš jau per savo visą patirtį, nes daug visko buvo padaryta ir aš išmokau, kad nereikia daužyti tos galvos į uždaras duris, į tą sieną. Reikia tada gal kažkaip truputėlį atsitraukti, pasižiūrėti, gal kažkokia alternatyva yra, gal kažkur yra atviras langas. Taip, būtent. Keliai tave atvedė? Atvedė į Nepį ir čia jau buvo mūsų pasirinkimas su mano vyru, nes jisai jau irgi romietis, išvažiavo iš Romos. Jis romietis? Taip, jisai romietis. Oho. Taip, jisai romietis ir visą gyvenimą pragyvenęs Romoje, pačiam Romos centre, netoli Vatikano, dirbęs Romoje ir tiesiog jisai irgi pavargo nuo Romos. Ir mūsų tarpinė stotelė buvo netoli Nepi Monterosi miestelis. Ir tiesiog mes jau ieškojome įsigyti gyvenamąją vietą ne Romoje. O kodėl būtent šį regioną kažkaip patraukė? Atsitiktinumas. Tikriausiai atsitiktinumas. Taip susiklosti. Čia mes irgi jau draugų truputėlį turėjome šioje dalyje. Ir kai gyvenom dar Monterozė, mes važiuodavom į Nepį apsipirkti supermarketą, maisto parduotuvę. Ir kai aš pamačiau šitą miestelį, jisai mane labai patraukė, nes yra tokių momentų, tokių gatvelių, kur man yra ryšys, mane nuneša į mano paauglystės laikotarpį Vilniaus užupio. Gatvelės, kažkas tokio, toks ryšys, ta pasąmonė šaukia namai. Jūs surandat šį nuostabią teritoriją su namuku, aš įsivaizduoju taip, ir persikraustote jau su visam, bet aš taip įsivaizduoju vis tiek, jūs važinėjate į Romą, tu į Lietuvą dažnai skrendi, taip. Papasakok apie gyvenimą Nepyje. Kaip tau čia gyvenasi, kaip čia jautiesi ir gal tai irgi kažkoks savotiškas, žinai, naujo gyvenimo kažkokio etapo pradžia. Tai į Nepį mes atsikrausim 2017 metais.
Tai čia jau irgi jau, sakykime, kiek čia jau 8-9 metai, kai mes čia gyvename, tai iš pat pradžių mes kaip atsikėlėm čia, mes iš karto atsikėlėm iš šitos namus. Iš pat pradžių mes juos nuomavomės ir paskui mes juos tiesiog susiklostė palanki situacija, mes įsigijome. Tai yra senamiestis. Visiškai šalia. Visiškas senamiestis, bet yra labai rami vieta, nes yra ir vidinis sodas, ir kriokliai yra, ir visas garsovaizdis, paukščiukų čiulbėjimas, bet aš išeinu ir 3 minutės aš esu miesto pagrindinėje aikštėje. Jeigu pagal mano temperamentą, jeigu man tik tai gyventi Nepyje, man būtų per mažai. Ir tai būtent yra labai toks optimalus sprendimas, kadangi yra metai, kai man jie būna labai aktyvūs, pilni ir daug važinėjimo, daug darbų, daug projektų, daug susitikimų su žmonėmis. Ir vis vien kiekvienas susitikimas su žmonėmis ir tų projektų įgyvendinimas, jisai ir tave ir pakrauna, bet ir paima daug energijos, kurią visgi reikia kažkaip tai atgal susigrąžinti. Tai aš sakau, kad man Nepis yra ta Isola Felice, laimingoji sala. Ir galų gale mes čia viską randame, gauname tai, ko mums reikia mūsų poreikiams. Kas vyksta tavo dabartinėme gyvenime? Nes aš žinau, aš kur tik nepasižiūriu, visą laiką matydavau tavo pavardę, žinai, ir tai mes turime tuos didžiuosius projektus, tai konkursas Premijos Scarlatti, taip, L'Estrade d'Europa, taip. Be viso to, kiek žinau, yra BAMA. Yra BAMA. Tu papasakosi dabar, kas tai yra. Taip. BAMA tai yra atlikėjų agentūra. Ir būtent galbūt tasai festivalis L'Estrade d'Europa, jisai konvertavosi, įgijo kitą formatą ir jisai konvertavosi į agentūrą. Kadangi, kai vyko festivalis, tikrai tekdavo nemažai bendrauti su įvairiais atlikėjais ir daug kas mane skatino, jau nemažai metų dar tuo metu, įkurti savo agentūrą, kad aš juos galėčiau atstovauti. Sako, tau puikiai sekasi atstovauti, ką aš beje išmokau toj nelaimingoje parduotuvėje. Patirtis. Taip. Patirtis, bendravimo patirtis. Ir agentūra nėra didelė, sąmoningas pasirinkimas, neišsiplėsti, nes aš labai nemėgstu žadėti to, ko aš negaliu įgyvendinti. Ir tai būtų nesąžininga tiesiog kitų žmonių atžvilgių, atlikėjų atžvilgių. Kas tie atlikėjai, iš kur jie yra? Tai atlikėjai yra iš skirtingų šalių, bet dabar aš dirbu pagrinde su atlikėjais, atstovauju Italijoje, Klaipėdos kamerinį orkestrą. Ir jau vyko 2 turai, 22 metais ir 24 metais pavyko atvežti orkestrą į Italiją ir vyko orkestro koncertai skirtingose miestuose. Tada yra žymus jaunosios kartos atlikėjai Glebas Pišnekas ir Dalia Dedinskaitė, pora smuikininkė ir violončelininkas. Ir dabar kartu mes dirbame prie labai didelio projekto. Tai yra tarptautinis Jozefo Chronovo muzikos festivalis, atstovauju italų klavesinininką Klaudijo Stronio. Sąmoningai pasirinkau dirbti su nedaugeliu žmonių dabar, bet kad tas darbas jisai būtų dinamiškas. Ten praeisime, greičiausiai gal ne. Einam pro katinus. Va, jie Dolce Vita gyvena. Netgi būna italai klausia, o kuo tu užsiemi, aš muzikantė, o ką tu darai, kad pragyventi? Taip, aš irgi gaunu labai dažnai šį klausimą, taip, man užduota šį klausimą, reikia sakyti. Taip. O ką tu darai, kad pragyventi? Taip, teatras, o ką dar? Ką dirbi? Kaip sakau, kaip mano kelias prasidėjo nuo Inferneto,
Italijoje, Inferneto Inferneto rajonas. išverskime. Inferneto iš italų kalbos išvertus būtų mažas pragariukas. Tai ta pradžia buvo mažas pragariukas. Taip. Tikrai daug pastangų buvo įdėta ir tas tikėjimas to, ką tu darai, vedė mane ir atvedė iki praeitais metais, iki darbo konservatorijoje kaip dėstytojas aukštojoje mokykloje. Kaip tu dabar jautiesi? Aš jaučiuosi gerai. Šie metai jie tokie yra daugiau susikaupimo, atsipalaidavimo, poilsio metai ir projektavimas į 27 metus. 27 metais laukia tikrai keli nemažų apimčių projektai Lietuvoje. Tai mano kelias į Lietuvą jisai labai dažnai krypsta. Ir kaip mes kalbėjome, kad pradžia buvo sunki, ir aš tuo metu bijojau grįžti į Lietuvą, nes aš būčiau jaučiusi save kaip pralaimėtoja. Taip, dabar aš esu pasiekusi savo vidinės ramybės ir pasitenkinimo būseną ir aš dabar labai ramiai jau galėčiau grįžti į Lietuvą. Gyventi. O, aš manau, kad labai Lietuva apsidžiaugtų, nors ir nenorime tavęs čia prarasti. O sakyk, va šitos irgi labai skulptūros, kurios labai, iš kur jos čia yra? Iš Romos. Parsivežėt iš Romos? Iš privačios kolekcijos. Manau, tai yra gyvenimo filosofija Dolce Vita. Ir tai, ką aš išmokau Italijoje, tai neskubėt gyventi. Ir kai aš grįžtu į Vilnių, vėl bėgu ir visi mes bėgam. Ir Vilniuje viskas taip greitai vyksta ir atrodo prabėga tas laikas labai greitai. O čia laikas sustoja. Yra laikas, pietų laikas. Šventas reikalas. Vakarienė dar šventesnis reikalas, nes susirenka šeima ir yra laikas ne tiek, kiek pavalgyti, bet yra ir gerai pavalgyti, bet yra bendravimo momentas. Taip. Tai aš manau, ta Dolce Vita, jinai nėra atsitiktinė frazė, bet tai yra gyvenimo filosofija. Ir gal netgi visa, kokia yra Italijos biurokratinė sistema, jinai stabdo tavo gyvenimą. Ir čiagi toks yra italų ilgamžiškumas. Taip, kad jie gyvena iki 90-100 metų. Aš manau, kai tokia biurokratija lėta ir viskas taip lėtai vyksta, tu turi ilgai gyventi. Negali mirti, nes dokumentų nespės reikėtų sutvarkyti. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalą, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.